Jungtinių valstijų kariuomenė sunaikino 6 Irano katerius Hormūzo sąsiauryje ir dabar krizė pasiekė pavojingiausią jūrų ginčo su Teheranu tašką. Šį pirmadienį, 2026 m. gegužės 4 d. veiksmas įvyko tuo metu, kai centrinė vadovybė bandė atidaryti saugų maršrutą komerciniams laivams pagal Laisvės projektą. Kateriai, susijęs su Irano pajėgomis, esą puolė Jungtinių valstijų saugomus laivus, tuo pačiu metu, kai prieš Amerikos operaciją buvo paleisti dronai ir raketos. Atsakas buvo greitas. Sraigtasparniai Apache ir Seahawk smogė 6 laivams, siųsdami tiesioginę žinutę revoliuciniai gvardijai, kad kelias nebus atiduotas baimiai. Tuo viską papasakosiu, bet dabar norėsite užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautumėte naujausią informaciją realių laikų, aukščiausios žurnalistinės kokybės, patikimumo standartų Milsonas Alvesas. Pasak admirolo Bredo Kuperijo, Jungtinių valstijų centrinės vadovybės vado, šios valtys ne tik plaukiojo regione. Jos buvo Irano bandymo trukdyti Laisvės projektui, kuris siekė lydėti prekybinius laivus sustiprinto saugumo zonoje Omano vandenyse dalis. Operacija buvo surengta po savaitės trukusios Irano blokados, kai Persijos įlankoje sustojo 100 laivų, o tūkstančiai įgulų narių neturėjo aiškios išeities. Amerikiečių įsakymas buvo paprastas. Apsaugoti civilinius laivus, atidaryti koridorių ir neleisti, kad ginkluotos mažos valtys paverstų maršrutą jūrinės spąstais. Svarbiausia tai, kad 6 valtys buvo laikomos tiesioginė grėsme. Centrinė vadovybė pareiškė, kad Irano pajėgos paleido sparnuotąsias raketas, dronus ir mažas valtis prieš laivus, kuriuos saugojo amerikiečiai. Cooperis pareiškė, kad grėsmės buvo neutralizuotos tiksliai panaudojus gynybinius šaudmenis. Paprasčiausiai tariant, Vašingtonas sako, kad tos valtys peržengė ribą. Tai nebuvo paprasti laivai pasiklydę jūroje. Jos buvo dalis apgalvoto spaudimo, siekiant patikrinti, kiek toli Jungtinės valstijos toleruos Irano bauginimą sąsiauryje. Kol kas nėra oficialiai patvirtinto žuvusiųjų skaičiaus 6 Irano valtyse. Amerikos karinės šaltiniai patvirtino laivų sunaikinimą, tačiau nepateikė viešo aukų skaičiaus. Tai svarbu, nes jūrų krizės metu šios skaičiaus nebuvimas nesumažina įvykio svarbos. Pagrindinis faktas yra tas, kad Amerikos karinis jūrų laivynas perėjo iš budrumo būsenos prie tiesioginių veiksmų prieš laivus, kurie, pasak Vašingtono, kėlė grėsmę komerciniams laivams. Nuo to momento žinutės tonas pasikeičia. Iranas gali bandyti naudoti greitaeigės valtis tam, kad grasintų sąsiauryje. Tačiau kiekvienas agresyvus priartėjimas dabar gali sulaukti tiesioginio atsako. Šios greitaeigės valtis yra dalis gerai žinomos revoliucinės gvardijos taktikos – naudoti mažas, greitas ir sunkiai sekamas valtis, kad apsuptų, grasintų ar spaustų didesnius laivus. Užuot tiesiogiai susidūrę su eskadriniu minininku, Teheranas dažnai pasikliauja greičiu, kiekiu ir provokacijomis. Tai nervų karas jūroje. Pasirodo viena valtis, kita artėja, trečioji bando perkirpti kelią. Ir tikslas yra sukelti pakankamai sumaišties, kad būtų sustabdyta prekyba, padidinta rizika draudikams ir įtikintos laivybos bendrovės neplaukti per Hormūzo sąsiaurį. Būtent tokį spaudimą bandė sulaužyti Laisvės projektas. Hormūzo sąsiauris yra šio ginčo centras, nes jis jungia Persijos įlanką su Omano įlanka ir Arabijos jūra. Kas kontroliuoja šią perėją, tas kontroliuoja dalį spaudimo. Stebėkite, kaip 2 prekybiniai laivai su Amerikos vėliava sugebėjo kirsti sąsiaurį ir tęsti kelionę. Centrinė vadovybė šį pasiekimą pristatė kaip pirmąjį įrodymą, kad koridorius gali veikti. Tuo pačiu metu Iranas paneigė, kad komerciniai laivai kirto šią teritoriją, taip pat paneigė laivų praradimą. Tokie skirtingi pasakojimai būdingi kariniams susidūrimams. Viena pusė bando parodyti kontrolę, kita užkirsti kelią pralaimėjimo įvaizdžiui. Tačiau operaciniai duomenys yra nepalankus Teheranui, nes apie perėjimą paskelbė Jungtinės valstijos, koridorius buvo aktyvuotas, o Amerikos vadovybė viešai įspėjo, kad Irano pajėgos turi laikytis atstumo. Iš esmės, šios valtys bandė trukdyti maršruto atidarimui.
Jos pasirodė scenoje tuo metu, kai Vašingtonas siekė perkelti laivus, saugomus didesnės struktūros su eskadriniais minininkais, sraigtasparniais, orlaiviais, dronais, elektroninio karo priemonėmis ir povandeninėmis priemonėmis. Amerikiečių idėja nėra tik palydėti vieną laivą vienu metu, o sukurti platesnę apsaugos zoną su keliomis gynybos linijomis, kad Iranas negalėtų pasirinkti atskiro taikinio ir paversti perėjimą šantažu. Atsakas su Apache ir Seahawk sraigtasparniais rodo, kad Jungtinės valstijos nusprendė greitai reaguoti į greitaeigių valčių taktiką. Šie orlaiviai naudojami stebėti judėjimą jūroje ir reaguoti į artimas grėsmes, nesiremiant vien tik dideliais laivais. Pagal amerikiečių pranešimą šio pirmadienio įvykyje būtent jos buvo atsakingos už 6 laivų nuskandinimą. Tikslas nebuvo užimti teritorijos ar išplėsti karo sausumoje. Tikslas buvo užkirsti kelią mažoms Irano pajėgoms pulti ar blokuoti civilinius laivus per sąsiaurio atidarimą. Veiksmo priežastis taip pat yra pavojų žmonėms. Projektą Laisvė Trumpas pristatė kaip humanitarinę operaciją skirtą išgelbėti regione įstrigusius laivus ir įgulas. Pagal tarptautinėje spaudoje cituojamus vertinimus, daugiau nei 850 laivų ir apie 20 000 jūreivių buvo įstrigę įlankoje nuo tada, kai maršrutas buvo faktiškai uždarytas. Tokioje situacijoje kiekviena Irano siunčiama valtis, skirta gąsdinti laivus, spaudimą daro ne tik Vašingtonui. Ji daro spaudimą jūroje dirbantiems darbuotojams, transporto įmonėms, įgulos narių šeimoms ir šalims priklausomams nuo energijos, kuri keliauja per Hormuzą. Istorija jau parodė, kad greitos valtis gali tapti rimta problema, kai jas naudoja pajėgos, bandančios kompensuoti jūrų pajėgų silpnumą provokacijomis ir masiniais išpuoliais. 1988 m. balandžio 18 d. per operaciją Praying Mantis Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas susidūrė su Irano taikiniais Persijos įlankoje. Persijos įlankoje, po to, kai fregata USS Samuelis B. Robertsas buvo apgadinta minos. Toje konfrontacijoje Irano greitaeigiai laivai taip pat įsitraukė į kovą ir atakavo komercinius taikinius. Amerikiečių atsakas buvo griežtas ir paliko istorinį pėdsaką. Kai Teheranas bando paversti jūrą prievartos įrankiu, Vašingtonas dažnai atsako, kad atkurtų laivybos laisvę. Kitos šalis taip pat susidūrė su tokio pobūdžio grėsmė jūroje. Šri Lanka daugelį metų susidūrė su mažomis ir greitomis jūros tigrų, Tamilų tigrų karinio jūrų laivyno padalinio valtimis, kurios naudojo greitį ir spiečiaus atakas prieš didesnius laivus. Raudonojoje jūroje su husių judėjimu susijusios pajėgos taip pat pradėjo naudoti laivus, dronus ir improvizuotas jūrinės priemonės prekybai grasinti, todėl Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai išplėtė jūro apsaugos misijas. Modelis visada panašus. Grupuotės arba režimai turintys mažiau įprastinių pajėgumų bando padaryti maršrutą brangų, nesaugų ir politiškai pavojingą. Stipriausių laivynų atsakas – neleisti jiems veikti šioje erdvėje, kol baimė netapo blokada. Dabar kitas žingsnis bus lemiamas. Jei laisvės projektui pavyks išlaikyti koridorių aktyvų, daugiau laivų bandys išplaukti iš Persijos įlankos Omano vandenų maršrutu. Tačiau laivybos bendrovės vis dar linkusios elgtis atsargiai, nes ši teritorija išlieka pavojinga. Įspėjama apie nevisiškai neutralizuotas minas šalia tradicinių maršrutų. Tai reiškia, kad 6 katerių sunaikinimas neužbaigia krizės. Tai tik atveria kitą etapą – patikrinti, ar amerikiečių apsauga bus pakankamai stipri, kad įtikintų jūrų priekybą sugrįžti. Iranui šių 6 laivų praradimas yra daugiau nei taktinis smūgis. Tai ženklas, kad greitaigių katerių bauginimo strategija susidūrė su tiesioginė kliūtimi. Jungtinėms valstijoms ši operacija tampa kontrolės demonstracija. 2 priekybiniai laivai praplaukė, grasinimai buvo perimti, o priešiški laivai neutralizuoti. Revoliucinės gvardijos dilema tampa dar aštresnė. Jei atsitrauks, praras dominavimo Hormuzo sąsiauryje naratyvą. Jei atkakliai laikysis, rizikuoja matyti, kaip kiti jų daliniai bus sunaikinti viso pasaulio akivaizdoje. Ir dabar krizė kabo ant vieno svarbaus klausimo. Ar Iranas sutiks prarasti galimybę valdyti šį maršrutą baimę, ar bandys naujas strategijas? Tai vis dar provokacijos prieš laivyną, kuris jau parodė, kad neketina trauktis. Aš esu Milsonas Alvesas, internacionalistas, ir mano tikslas – kasdien pateikti jums tikrą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.